Sveiki, jaučiai. Dabar apie ateinančią savaitę jums. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai nebus vienareikšmė savaitė ir tokia rami ir maloni ir pūkuota, kaip norėtume mes visi. Taigi bus didesnis konfliktiškumo pavojus, nervingumo, jautrumų visokių. Ir jeigu esate iš tų, kurie esate darboholikai jaučiai, tai aišku pervargimas ir net, kaip dabar madinga sakyti, perdegimas. Todėl labai išmintingai dirbkite, tikrai su protu, neužmirškite ilsėtis, kadangi jūsų bendras fonas planetų nėra labai palankus. Taigi, dabar jeigu matysite, kad viskas krenta iš rankų, tai nepergyvenkite, kadangi praeis savaitė kita ir vėl viskas atsistatys atgal į savo vietas ir nusiraminsite ir eisis viskas kaip iš pypkės. Labiausiai pavojinga yra tai tiems jaučiams, kurie yra matomi, žinomi, jums labai svarbu yra, pavyzdžiui, tiems jaučiams, kurie nurodinėjate kitiems, kaip reikia gyventi, nes šitoj vietoj šią savaitę jūsų autoritetas gali biški būti mažesnis negu įprastai. Taigi, stenkite šią savaitę mažiau visus auklėti, mokyti, net jeigu tai yra jūsų prigimtinis statusas. Esate ar mokytojai, ar gydytojai, ar galų gale politikai. Taigi, taip pat labai rekomenduoju nekovoti su vėjo malūnais, viską apeiti, kadangi ta kova pas jūs yra kažkaip išreikšta labai įdomiai ir galite įsivelti į kovą be taisyklių, o tai irgi nėra labai gerai. Taigi, brangieji, būkite atsargūs šią savaitę, nekonfliktuokite, neauklėkite, nemokykite, kaip kas turi gyventi, būkite stebėtojais ir šypsokitės. Taigi, iki kitos savaitės, ate.